Aštuntas uždavinys. Reikia nudažyti 180 stalų. Tomas per 1 valandą nudažo 10 stalų, o Tadas per 1 valandą nudažo 8 stalus. Dabar 8.1 klausia, kuris teiginys apie Tomo ir Tado bendrą greitį yra teisingas. Na, tai mes truputėlį čia turėtumėm pagalvoti, nes klausia apie bendrą darbo greitį, tai mes truputėlį turim atsižvelgti į tai, kas buvo sakyta anksčiau. Sako, kad Tomas per 1 valandą nudažo 10 stalų, užsirašau šitą, Tomas 1 valanda 10 stalų, o Tadas 1 valanda 8 stalai. Sako, 180 stalų jie nudažo per 18 valandų. Čia reikia dabar pagalvoti tai apie jų bendrą greitį. Tai dabar pagalvom, kiek jie nudažytų stalų per 1 valandą. Taip mes gausim jų našumą. Tai jeigu vienas savo dirba 10 stalų per 1 valandą nudažo, kitas dirba per tą pačią valandą dar 8 nudažo, tai bendras nudažytų stalų kiekis yra 18 stalų. Tai mes turim jų našumą. Per 1 valandą 18 stalų nudažo jie kartu dirbdami. Sako, 180 stalų jie nudažo per 18 valandų. Galima paprasčiai tai labai padaryti. Padauginkim, užsidėkim čia 18 valandų, lygiai taip pat iš 18 reikėtų padauginti 18. Tai čia būtų netiesa, nes 18 kart 18, yra 324. Tai dirbdami 18 valandų, jie netgi 324 stalus galėtų nudažyti. Tai neteisingas gaunasi. B variantas sako, 180 stalų jie nudažo per mažiau nei 10 valandų. Čia mes paimam ir apskaičiuojam. Jeigu žinom, kad jie per 1 valandą nudažo 18 stalų, tai per kiek laiko jie nudažytų 180 stalų. Tai ne kas kito susidaro kaip proporcija. Ir x lygu, šitos tarpusavį reikėtų sudauginti, padalinti iš likusio skaičiaus 18 ir gaunasi 10 valandų. Tai neteisingas yra B variantas, nes sako per mažiau nei 10 valandų. Ne per mažiau, per lygiai 10 valandų jie sutvarkys tos 180 stalų. Tai neteisingas, kaip ir D gaunasi, kad neteisingas, nes kalba apie daugiau. Ir mūsų tas atsakymas, kad per 10 valandų. 8.2. Per kiek valandų 180 stalų nudažytų vienas Tomas? Tai jeigu Tomas per 1 valandą nudažo 10 stalų, tai kiek nudažytų 180 stalų. Vėlgi ta pati proporcija, x lygu, šitos tarpusėje sudauginam, padalinam iš 10 ir gauname 18 stalų. Stalų pilną žodį parašykime, labai nesudėtinga. 8.3. Tomas už darbą gavo A eurų atlyginimą, jis gavo K kartų daugiau negu Tadas. Užrašykite reiškiniu, kiek eurų už darbą gavo Tomas ir Tadas kartu. Čia truputėlį reikia pagalvoti man. Gerai, Tomas gavo A eurų, Tadas. Tai tada, jeigu žiūrėkit, jeigu Tomas gavo A eurų atlyginimą, jis gavo K kartų daugiau negu Tadas, tai aš tai sakyčiau, kad tada Tado atlyginimą reikėtų dalinti, atvirkščiai, nedauginti iš tų kartų, bet tada iš tų kartų padalinti. Jeigu dabar čia jo atlyginimas, tai bendrasis atlyginimas, nes to prašė užduotis, yra klausiamasis žodelis kartu, tai reikėtų tiesiog paimti ir sudėti šitos abudu skaičius. Kviečiu registruotis pamokai per Kernly, daugiau video Contribui bei Patreon platformose, visa informacija yra saldžiosšaknys.com.